Esu ant savo remontuoto stogo, kurį remontavau prieš 6 metus ir tikrai negaliu patikėti, kad su juo tikrai viskas gerai ir jis nepraleidinėja vandens. Negaliu patikėti dėl to, kad šitas stogas yra 3,5 laipsnio nuolydžio, tai atvykom pas kaimynus užtvarkyti parapetus, o mano tvarkyta dalis yra štai šitai, yra viršutinis kaminų sijonas, matot, kita spalva. Ir buvo pilnai keista saloje, čia yra 12 metrų, tai matot mano stiliukas apvalintas priekio ir yra jungta iš 2 dalių darytos, 2 salajukės ir tokio ilgo jungimo problema būna paprastai tame, kad skarda nuo temperatūrų labai vaikšto ir galimas metalo nuovargis, plyšimas. Bet po 6 metų viskas kuo puikiausiai tikrai atlaikė šitie, vat, toks matot, įlinkimas jis buvo tikrai nuo pat pradžių, aš jį atsimenu, nes čia niekas yra nelyginta, na, sumontuota ant šito stogo, jis tikrai nestebuklingas. Tai šeimininkai buvo informuoti, kad tikrai yra protingiau keistis stogą, bet sako, na pabandom, pasiremontuosim, mes sako, tavim tikim. Dabar aš savim tikiu, nes tada tikrai netikėjau, kad šitas stogas atlaikys tiek laiko ir panašu atlaikė 6 metus, tai atlaikys dar žymiai ilgiau. Tokių rezultatų gerų nebūtų, jeigu stogo danga nebūtų prakeista per 2 bangas. Tu velnias, kaip jį nusiimt. Kokas visada reikalauja daugiau pastangų.